termoizoliacinių medžiagų ir būtent jos išlaikomumas arba gebėjimas nekeisti savo parametrus per visą eksploatacijos laiką turbūt viena iš esminių medžiagos savybių arba parametrų, kurį mums užtikrina būtent tas suprojektuotas arba suplanuotas energinės, sakysime, sąnaudos arba energinį efektyvumą, kurį mums pastatas užtikrins per visą jo eksploatavimo laiką. Tai iš tikrųjų Europoje iš skirtingų visiškai miestų, skirtingų šalių, skirtingų objektų buvo surinkti bandiniai, kurie eksploatacijoje prabuvo kai kurie iš jų daugiau kaip 55 metus ir tuomet buvo matuotas šilumos laidumo koeficientas jau konkrečių mineralinės vatos gaminių. Tai kaip matote, šilumos laidumo koeficientas yra nekintantis per visą eksploatacijos laiką, o čia buvo atskirai perskaičiuota į šiluminę varžą, kuri priimta 100 mm storio gaminių, nes tie gaminiai buvo labai skirtingo storio iš tikrųjų, ta prasme. Ir tuomet buvo paskaičiuota, kokia yra išmatuota vertė ir kokia yra deklaruota vertė. Čia matome, kad kai kuriuose vietose iš tikrųjų deklaruota vertė yra žymiai mažesnė negu išmatuota ir todėl klausimas gali kilti, o kodėl taip yra? O yra tai yra todėl, kad gamintojas visų termoizoliacinių medžiagų, reiškias, gamintojų privalumas yra toksai, kad jie deklaruodami šilumos laidumo koeficientą turi deklaruoti patį galimai blogiausią variantą. Jeigu dėl kažkokio tai iš tikrųjų technologinių nukreipimų gamybos metu įvyktų kažkokie tai nesklandumai, kad gamintojas būtų visai užtikrintas ar ne, kad jisai gaminį, kurį tiekia į rinką, jisai būtų deklaruojamų savybių ir negali būti blogesnis negu jis yra. Tai dėl to realiuoju būdu, jeigu mes išmatavome iš tikrųjų geresnį šilumos laidumo koeficientą, perskaičiuojam per varžą ir natūraliai ta reali varža yra didesnė negu ta, kuri buvo deklaruota prieš keliasdešimt metų, kai jis buvo naudojamas toje statyboje.